Mūsų laidose dažniausiai buvo genimos obelys. O šiandien su ponu Kęstučiu Malinausku, Lietuvos žemės ūkio universiteto doktorantu, pabandysime išgenėti kriaušes. Kuo skiriasi obelų ir kriaušių genėjimas visų pirma? Ar yra tų skirtumų? Iš principo kažkokių tai labai ryškių skirtumų nėra, tik tai tie, kad dažniausiai praktiškai visos kriaušių veislės skirtingai negu obelis, arba bent jau reiktų sakyti, kad labiau negu obelis yra linkusios savo šakas auginti ypač vertikaliai. Sakykime, jeigu mes žiūrėtumėm į šitą konkrečią kriaušę, tai yra konferencinė veislė berods, tai kaip matot, praktiškai visos vainike esančios šakelės auga vertikaliai ir aš bandydamas genėti šitą kriaušę, galbūt neakcentuočiau tiek, kad tai yra kriaušė, tas genėjimo pats būdas galiotų lygiai taip pat ir obelims sėkmingai. Vėlgi visų pirma pradėsim gal nuo to, kad sutvarkysim viršūnę. Šito medžio viršūnė, tai turbūt reikėtų, jinai yra sąlyginė, čia yra daug viršūnių. Vaismedis turėtų turėti vieną išreikštą viršūnę. Šiuo atveju mes matome, galime išvelgti bent jau 3 ryškes ir vieną smulkesnę. Tai norėdami, o reikėtų vėlgi, kaip minėjau, palikti vieną. Idealiausia būtų šiuo atveju, kad padaryti kuo mažiau žaizdų, palikti viršūnę, sakykime, šitą ūglį paliksim už viršūnę ir tuo būdu mes kirpdami vienu kirpimu iškirpsim visus jos konkurentus. Jeigu būtumėm genėję atskirai, sakykime, norėję palikti šitą ūglį už viršūnę, mes būtumėm turėję šitas 3 iškirpti šakeles ir būtų augalas turėjęs 3 žaizdas. Šiuo atveju mes tai išsprendėm viršūnę sudarydami vienu kirpimu. Toliau vėlgi reikėtų pačią viršūnę, taip kaip ir genėjome pirmamečius vaismedžius trumpindami viršūnę šiek tiek, vėlgi ir šito vaismedžio viršūnė turi būti trumpinama tam, kad iš čia sprogstančių pumpurų formuotųsi šakelės. Tiesiog vainikas naujas? Taip, naujame aukšte, sekančiame aukšte formuotųsi vainikas. Tai šiuo atveju mes patrumpiname vėlgi maždaug 40-50 cm aukštyje nuo žemiau esančių šakelių ir viršutinis pumpuras bus mūsų naujoji medžio viršūnė. Ir vėlgi, taip kaip kalbėjome anksčiau apie obelų genėjimą, noriu dar kartą priminti, kad kada augs naujoji viršūnė, viso šito šakelės, taip kaip ir šita medelėje, toliau norės augti vertikaliai. Vėlgi neužmirškite jas grąžinti į horizontalią padėtį. Vienu ar kitu būdu. Kada sutvarkėm viršūnę, aišku, pereikim prie paties vainikėlio tvarkymo ir vėlgi pagrindinė problema tai yra vertikalios šakos. Ir va jūs šiandien vieną pajudinote, reikėtų vienu ar kitu būdu ją lenkti, tai galbūt šiuo atveju mes prilenksime, bet vėlgi, kadangi tai yra dvišakė šaka, tai prieš prilenkdami mes iškirpsime tvirtesnę, kadangi ši šaka jau yra praradus praktiškai savo pavaldumą, kitaip sakant, jinai yra labai netgi netolima kamieno storiui, todėl mes ją naikinam, o prilenksim plonesnę šaką. Prilenkti galima naudojant tiek, sakykime, patį kamieną pririšimui, tiek galite kažkokius smaigelius meikti į pačią žemę, tik tai tiek, kad priklausomai nuo to, kaip jums yra patogu dirbti. Ar jūs šienaujate prie pat, ar kaip, galbūt šiuo atveju mes pririšime prie kamieno, mėginsime. Štai matot, pakankamai nesudėtingai prilenkėme, panaudodami patį kamieną. Ir šiame medelyje neužtektų prilenkti vienos šakos, reikėtų prilenkti visomis kryptimis esančias šakas. Šakos, kurios yra vainiko viduje, kurios eina iš vainiko išorės į vidų. Arba, sakykime, kaip šiuo atveju yra išdžiūvusi, nors tai yra labai trumpa šakelė, vyresniuose medžiuose, aišku, atsiranda didelių šakų, kurios yra išdžiūvusios. Ar jeigu matot, kad tai yra pasiligojusi šaka, ar šakos trinasi viena į kitą. Tai genint visų pirma, aišku, būtent reikia pradėti nuo tokių šakų šalinimo. Štai matot, galbūt dabar medelis kažkiek tai atrodo egzotiškai aprišinėtas šniureliais, tačiau vėlgi dar kartą pasikartosiu, kad tokiu būdu mes pasiekėme ko gero svarbiausio sodininkam tikslo, tai yra gausesnio vaismedžių derėjimo ir
nes dar kartą pasikartosiu, kad visos šakelės, kurios yra horizontalios, dera žymiai gausiau, kadangi jos suformuoja žymiai daugiau žiedinių pumpurų. Ir tik priminsiu, kad vėlgi, jeigu mes šiuo metu užrišame šitos šniurelius, tai vasaros antroje pusėje atrišus, pageriname estetinį vaizdą ir šakelės būna šitoje padėtyje. Jeigu tęsiant toliau šito medelio genėjimą, tai, kaip minėjau, iškirpame šakeles, kurios eina į vainiko vidų, šiuo atveju šitą šakelę. Taipogi, sakykime, šita šakelė vėlgi yra pakankamai stora, lyginant su kamienėliu, ją reikėtų arba iškirpti, bet mes pasirinksim kitą kelią, ją truputėlį palengvinsime ir šiuo atveju genėsime ties pumpurų, kuris eina į vainiko išorę. Ir tikėsimės, kad iš šito pumpuro augs vėlgi horizontali šakelė. Taigi nutrumpiname šitoj vietoje. O šią šakelę reikėtų palikti, jinai tarsi iš tiesų irgi stėbisi į viršų. Šita šakelė, sakykime, šiais metais mes ją rekomenduočiau palikti, kadangi jinai yra tikrai nestambi ir yra tikimybė, kad atsiradus ant jos lapam, tiesiog nuo lapų, kad ir nedidelės masės, jinai nors truputį atsilenks ir to užteks, kad vėliau jinai augtų jau pasvirusi. Dar viena priežastis, kodėl mes, sakykime, jo šiemet negenėkime. Todėl, kad bet kokiu atveju, koks tai bebūtų vaismedis, per vienus metus mes viso jo nesuformuosim ir, kaip minėjau, palikę šiemet, jeigu jinai ir neatsilenktų, kitais metais mes tada turėsim šitą, jeigu liks vertikali šakelė, kitais metais sutvarkyti. Tai kągi, grįšim prie šito medžio kitais metais. Jeigu mums pavyktų grįžti, mes tikrai galėtumėm pamatyti rezultatą ir tai būtų tikrai įdomus palyginimas mūsų 2 metų darbo, sakykime. Dar tik tai, sakykime, šiuo atveju norėčiau pasakyti, kad tokios šakelės vėlgi, kurios yra dvišakumai, tikrai vėlgi nepageidaujamos, tai mes vėlgi vieną iš jų kerpame. Tarp kitko, apie pačią genėjimo techniką trumputį. Kada genite šakeles, visada stenkitės daryti pjūvius su kuo mažesnė žala medžiui. Tai yra, jeigu genime, kaip čia, sakykime, kirpome prie kamieno arba prie šaką pridėtinę, tai stengiamės daryti statų pjūvį tam, kad žaizda būtų maksimaliai trumpa. Nes mes iš principo galėjom, sakykime, aišku, aš čia galbūt pademonstruosiu, taip kaip nereikėtų genėti, tai yra skersai, kada yra genima ir padaromas ilgas pjūvis. Mums visada reikia stengtis kirpti stačiai, statmenai, kad žaizda būtų kuo trumpesnė. Dar vienas dalykas, sakykime, genint, kada truputėlį paliekamas yra kulnelis. Šiuo atveju galbūt man nepavyko tokio gero kulnelio palikti. Palikus kulnelį mes galime gauti tokį rezultatą, kad iš apačioje kulnelio esančių miegančių pumpurų mums išaugs nauja šakelė ir jinai vėlgi bus horizontali. Ir jeigu mes įsivaizduotumėm, kad pavyzdžiui čia būtų šakelė nukirpta ir kulnelis, tai mes turėtumėm šitoje vietoje naują šaką horizontalę.